Mums šventasis tėvas, Marijos popiežius, kaip gražiai tituluojamas, mūsų dvasios akis atkreipė ypatingai Mariją, kad atsimintume, kad turime motiną, kuri nemiršta, motiną, kuri mus labai myli ir kuri sėkmingiausiai gali padėti ne tik mums patiems pasiekti išganymą, bet ir prisidėti prie kitų išganimo. Nuo mūsų dvasios subrendimo priklauso ne tik mūsų amžinoji laimė, bet ir daugybė žmonių, su kuriais Dievas surišo mus vienokia ar kitokia forma. Per mūsų pašaukimo pareigas, kaip pavyzdžiui, tėvams, vaikų globa ir auklyba, duoda progos Dievui atlikti didelę palaimingą misiją per gerai išauklėtus vaikus. Kunigo misija irgi daug patarnauja daugybę žmonių išganimui, vienuolių misija. Jų pašaukimo pareigų ištikimas vykdymas irgi prisideda prie daugybę žmonių išganimų. Ir mes taip vieni su kitais surišti išganimo srity žymiai dar stipriau negu prigimtiniai. Ką gali kūdikis be tėvų globos, be kitų žmonių globos? Jis nieko nei jis gali save pamaitinti, nei jis gali pats pavaikščioti. Vis reikia globos. Pamažu jis atsistoja ant kojų, pamažu pažįsta pasaulį ir pamažu įsijungia į visuomenės gyvenimą, į gėrio kūrimą. Antgamtiniai srity taip pat ta priklausomybė yra labai stipri. Mes net nenuvokiame, kiek mes daug galime ir kiek nuostolių, kaip tas galimybės neišnaudojame. Todėl ir Viešpats nori, kad mes patys tobulėtume, bręstume, nes tuo pačiu jau tarnaujame bažnyčiai, tarnaujame Kristaus karalystės statybai. Kiekvienas, kai jis atlieka gerai savo pašaukimo pareigas, jau gražiausiai įsijungia ne tik į visuomenės gyvenimą, į tautos gyvenimą, bet ir visą bažnyčios gyvastingumą. Tokie žmonės, kurie pilnai atsiduoda Dievui, trokšdami jo valios pažinimo ir vykdymo, tokie žmonės leidžia Dievui atlikti nepaprastai palaimingą darbą. Žmonėms neša tokie žmonės Dievo tiesą, Dievo šviesą, Dievo stiprybę ir paguodą. Ir vienas žmogus, pilnai atsidavęs Dievui ir susirūpinęs nuoširdžiai ir pastoviai Dievo valios vykdymu ir tobulų savo pašaukimo pareigų atlikimu, jau nuveikia milžiniškus darbus dvasiniai srity. Dabar tie darbai dažniausiai nematomi arba neryškus. Ką šventoji kūdikėlė Jėzaus Teresė nuveikė sielų išganime, taigi knygos rašomos ir nebus galo. Po jos paskelbimo šventąją specialus žurnalas ėjo apie kūdikėlės Jėzaus Teresės veiklą pasaulyje po jos mirties. Nu, ten būdavo straipsniai apie ją, bet ir įvairios malonės patiriamos per jos užtarimą. Tai nesiliaujamas rožių bėrimas į žemę.
O kas tos rožės? Tai vis malonės iš Dievo išprašytos. Ar žmogaus sveikatos sugrąžinimas, ar atsivertimas, kas yra didesnis dalykas net už mirusio prikėlimą, nesgi žmogaus siela amžiais gyvos, o kūnas prikeltas vis tiek bus guldomas vėl į kapą, pasmerktas sugedimui, kol bus Dievo galybė prikeltas. O siela niekad neragauja išnykimo, suirimo, mirties, nes yra vientisa būtybė, dvasinė būtybė. Štai šita siela vienintelė ir yra skirta tai didžiai laimiai, o žmogaus kūnas, aišku, dalyvaus ar žmogaus garbėjai, išaukštinime ar pasmerkime, bet viską nulemia siela. Ir štai kiekvienas mūsų veiksmas turi įtakos mūsų sielos pašventinimui ar smukimui ir kitų. Kaip žmonės papiktina vieni kitus, traukia į blogą. Kaip skaudu, kaip pasiekmes blogo elgesio, blogos auklybos, blogo pavyzdžio patiriame visuomeniai, patiria atskiri asmenys, šeimos. O kiek gėrio pasiekmių palaimintų. Gal blogį mes greičiau pastebim, o gėrio apraiškos būna daugiau slaptintos, ypač ant gamtiniais rytis. Motinos Monikos maldos Augustinui kiek daug davė, bet prašoko net visas juos svajonė. Meldė tik mažų laikinų dalykų, o gavo didelį. Bent prašė blogio sustabdymo siauroj srity, o iš tikrųjų rezultatai buvo dar didesni. Ne tik blogis buvo stabdomas per jos maldas ir kančią ir atgailas, bet ir gėris ugdomas. Iki tokio laipsnio, kad pačią motiną nustebino, niekad tiek nesitikėjo. Taigi, maldos veikimas. Nematomas, bet palaimintas. Viena tarnaitė meldėsi už savo šeimininką, netikinti žmogų, ir išmeldė po 20 metų atsivertimą. Kai prie jo lovos jį prisiartino po to, kai kunigas jau buvo aprūpinęs į šventais sakramentais. Ir pats tas ligonis džiaugiasi, po eilės metų sugrįžęs prie Dievo, ir visa šeima tuo džiaugiasi. Tuo kukli tarnaitė prisiartino ir pagarbiai bučiuodama savo šeimininko ranką pasakė: leiskite ir man išreikšti jūsų akivaizdoj džiaugsmą, kad dabar jūsų sieloje įvyko tokia džiugi nuostabi permaina. Bet aš šią valandą pilna džiaugsmo dėl jūsų tos gražios permainos, dėl Dievo gerumo ir gailestingumo, noriu jums pasakyti, kad ir aš prisidėjau prie šios valandos, prie šio džiaugsmo. Matydama jūsų darbštumą, tvarkingumą, aš dar prašiau vieno, kad Dievas jums duotų malonę, pamilti jį visą širdim, atsitraukti nuo klaidų, nuo netikėjimo. Nes jaučiau, kad tas dalykas jūsų sielai yra labai pražūtingas. Ir štai dabar matau, ką
per 20 metų mano malda nuveikė. Gal ir kiti meldėsi, nežinau, bet šioj šeimoj jutau, kad aš viena labiausiai troškau jums tos laimės, kurią dabar džiaugiatės. Taigi, šitoji tarnaitė pasirodo visą savo tarnybos laiką. Ne tik švietė gražių krikščioniško elgesio pavyzdžių, savo darbštumu, sąžiningumu, bet ir malda veikia. Dar ir kančia, darbo kryžius ir vargus paukodama už tą žmogų, kuris jai duoda duoną, bet pats neturi gyvybės duonos, neturi vienybės su Dievu, su Kristumi per pašvenčiamą malonę. Ir štai parūpinu. Kiek tokių žmonių šalia, stovinčių šalia netikinčių, atšalusių, kiek tokių žmonių tampa Dievo malonės laidininkais, tampa įrankiais Jėzaus rankose, Marijos rankose. Todėl kiekvienas žmogus, kuris kyla, kelia pasaulį. Todėl mums labai svarbu patiems kilti, patiems gerai atlikti pareigas, patiems melstis ir per maldą laimėti šviesos, stiprybės, savo pareigų vykdymui, jėgos atsispirti sugedusio pasaulio įtakoj. Labai svarbu ir už kitus melstis ir aukotis. Tai yra pats didingiausias darbas, kaip vienas bažnyčios mokytojas sako, tai dalyvauti žmonių išganimo darbe. Kunigai yra jau iš specialių pašaukimų pakviesti į tą didingiausią darbą. Visi tikintieji irgi yra pakviesti be išimties visi į šitą išganimo žygį. Visų pareiga užtat rūpintis, patiem būti kilniem, kad ir kitiem galėtume padėti. Patiem būti maldos žmonėmis, kad iš to pertekliaus kiti gautų. Nes kaip tėvas Mateo, garsusis Jėzaus širdies apaštalas sako, apaštalas yra Jėzaus meilės taurė, sklidina per kraštus besiliejanti. Tas perteklius, tos Dievo meilės paliečia kitus ir juos kelia prie Dievo. Elzbieta Lezior daug kentėjusi, net dienoraštį palikusi su giliom įspūdingom mintim, yra pasakiusi, kiekviena siela, kuri kyla, kelia pasaulį. Ir pati Elzbieta Lezior turėjo atšalusi, beveik netikinti vyrą, bet ir taip gražiai ėjo savo šeimos motinos pareigas, su tokiu nuoširdumu įsijungė į savo vyro medžiaginį, kultūrinį, ekonominį gyvenimą, kad vyras nematė idealesnės žmonos už ją. Bet ir savo giliu religingų gyvenimu, savo nuoširdžia malda, dažnų sakramentų priėmimu, ypač malda ir kančia už savo vyrą, laimėjo tai, kas buvo didžiausia dovana vyrui ir didžiausias patarnavimas jo nemirtingai sielai, tai būtent išmeldė jam atsiverti. Tik dar, žinoma, jai gyvai būnant tos laimės neteko matyti, kaip pavyzdžiui šventai Ritai, kuri savo girtuoklį vyrą per 18 metų atvertė. Ir dar porą metų vyras jai dėkojo už jos auksinę širdį, už jos kantrybę, meilę, pasiaukojo, visas maldas. Elzbieta Lezior mirdama, daug kentėjusi, vyrui sakė, po mano mirties atsiversi
kurį siuntė 100 kilometrų, o jis išgirdo, kai tada prie tabernakulio meldėsi. Pajutusi nerimą širdį, supratusi, kad jam kažkas negera, puolė iš savo guolio į koplytėlę vienuolynoje čia. Kelias valandas meldėsi už savo globoti. Taigi, kiek gero galima nuveikti kitiems, jiem nežinant, nenuvokiant. Koks yra gilus dvasių pasaulis, koks jis yra sudėtingas, bet kartu koks nuostabus. Viskas mums dabar uždengta. Retai kam pavyksta taip sužinoti savo geradarius, kurie savo maldą, kančią ir atgailą juos lydėjo, rėmė, juos nuo pavojų apsaugo ir ištraukė iš jų ir vedė Dievo link. Kaip kad šitam Goldmanui retai kam čia žemėje tenka juos visus pamatyti, atpažinti, padėkoti. Daugelį visą tai atidedama anapusiniam gyvenimui, dangui, kada ten dėkosime Dievui, Dievuje visiems geradariam, kurie mums padarė gerą, o labiausiai geradariai Marijai. O tad mums labai svarbu, kad mūsų gyvenimas būtų kilnus, tada ir kitiems daug padės. O kai jis būtų dar kilnesnis, dar saugesnis nuo visokių nuopuolių, nuo visokių iškrypimų, nuklydimų, nuo tiesos į doros kelių, mums reikia visiško atsidavimo. Ne bet kokio pamaldomo, bet visiško atsidavimo. Žinoma, tas gal jauniems žmonėms atrodyti ir toks sunku, kas mes senesni jau vyresnės kartos žmonės žinom, kad vaikystė didžiausia yra eiti savom kojom nesiremiant į Dievą, į dangišką motiną, nes visi tie žingsniai, kurie buvo šalia bendrystė su Dievu, šalia domėjimosi Dievo valia, visi tie žingsniai dabar tenka vienokiu ar kitokiu karteliu paženklinti, apgailėti, kad mes be reikalo blaškėmės, be reikalo bėgom tarsi šalia Dievo, šalia jo valios, būtų laimės rūmai kažkur laimės kalnas ar laimės žiburys. Dabar mes jau galim pasakyti su Saliamono Seno testamento išmintingiausių vyrų. Tuštybė ir viskas tuštybė išskyrus mylėti Dievą ir jam tarnauti. Susitikau su vienu aukštu dignitorium ir kalbuosi, taip jau užsiminė, kai jau jam 60 metų su viršum viską. Šiandien taip užsiminiau, tarp kitko, sakau, kągi jau vis. Jau visko paragavom, ko paragavom, dabar tik tai Dievas labiausiai mums tai gali rūpėti. Ir jis tą pripažino, kad jis kuris nebuvęs ir užsienį ir visur visko matęs, visko ragavęs, turto kiek nori, garbės kiek nori, mokslinė laipsnė aukščiausia, viskas turi tuštybė, viskas. Nieko žemėje nėra, kas galėtų žmogaus širdį pasotinti, kaip tik Dievas ir jo valios vykdymas. Užtat ir Augustinas išbraidęs visokius klaidatikystės pelkės ir amoralumo pelkės pasakė, nerami mūsų širdis Dieve, kol netilties tavyje, nes savo mūsų tvėriai. Tai vat, jeigu mes norime tikrai išmintingai gyventi, prasmingai, mums reikia glaustis prie tų, kurios bažnyčia tituluoja išminties sostų, kurios tituluoja dangaus vartus, taigi prie mūsų motinos Marijos pirmai. Reikia ją atsiduoti. Bet tas atsidavimas kartais skamba, taip, šiaip netaip atrodo, tai viską atiduok, tai ką iš vaiko amžiaus įsivilkau, šiaip taip išlindau ir dabar aš vėl į vaiko, į kūdikio būseną turėjau. Atos toks yra dalykas, prigimtiniai srityje. Tai žmogus kuo daugiau metų, tuo jis vystosi, protiniai,
intelektualiniai gali, bent jau yra galimybės tam. O dvasiniam gyvenime priešingai, žmogus iš savimi pasitikėjimo, iš didumo, savavališkumo eina vis į didesnę priklausomybę nuo Dievo arba vienokia ar kitokia forma arba tiesiog per atsidavimą Marijai. Kuo yra žmogus didesnis dvasia, tuo jis yra labiau kūdikiškas, labiau jaučias ir pergyvenas priklausomybę nuo Dievo ar nuo tos, kuri veda tiesiai į Dievą ir visišką atsidavimą Dievui nuo Marijos. Šitie žmonės tada tik dideli, kai jie visame mato save mažais nuo Dievo priklauso. Tad kūdikėlė Jėzaus Teresė ir labiausiai džiaugiasi gyvenimo pabaigos, kad Dievas jai leido pažinti savo mažumą, kaip sakant, savo priklausomybę nuo Dievo visame. Ir leido pamėgti tą priklausomybę, džiaugtis ją, kūdikiškai džiaugtis. Tiesiog visur einantį Dievas paskim. Ir net sakė, jeigu aš būčiau didžiausiam nuodėmėm prislėgta, supurvinta, eičiau su dar didesnį pasitikėjimo pas tą, kuris daugiau gali man atleisti, negu aš nusidėti. Eičiau su visišku paprastumu, sakydama, kad aš nieko kaip kūdikis daugiau nemoku, tik nupulti, o tik tu gali viešpatį ir mane nuvalyti, ir mane pakelti aukštyn nuo visokio blogio. Tai va, panaši ta vertybė yra didžių žmonių vertybė, kada jie supranta savo menkumą, savo trapumą, priklausomybę nuo Dievo. Tai čia yra didžiausia išmintis. O šitos išminties kai kas neturi dešimtmetį. Vienas vyriškis, net kunigas, jaunas kunigas, atbėga pas knygyno savininkę, parūpink man prancūzišką knygą, kurią išvertęs ir greičiau pragarsėčiau. Viešpatie brangus, kuo tu sieki žmogau, jau tu pastatytas prigimtiniai srity į aukštą išsilavinimo lygį, baigęs jau universitetą, galim sakyti, teologijos fakultetą, išsilavinęs, intelektualinio stovi aukštai, kas liečia garbės punktą, tikinčio žmogaus akise kunigas irgi yra gerbiamas dėl jam patikėtų didelių uždavinių ir atsakomybės prieš visą Dievo tautą. Taigi esi kunigas, tu ko kada išgarsėjai norėjai? Pagaliau, ką tu pats į savęs gali pakartėti? Tada žmogus užmiršęs, kas jis yra, bėga pas katalikę moterį, knygino savininkė, išrašyti knygą ir nemoka net suvaldyti, pagaliau nuo žmogaus nuslėpti tą savo purvą, pasakyti tą žarmantystę, kad aš pragarsėjau. Pragarsėjo, bet tik tai skandalais verčiasi. Nu, tikrai, pragarsėjo ir religiniais reikalais, parašė vieną kitą, tikrai turėjo pravieniką punktą, bet vieną sakė, jis buvo plastus, bet negalus. Reiškia, į Dievą šaknis nesileido, o gabumų turėjo, talentingą plunksną turėjo, bet kas iš to? Visokių skandalų, konfliktų, nes tokių pažeminančių įgyja kunigo autoritetą. Kažkas ten kokią ten jam repliką pasakė, sekinas per salę laukė, kad ateisnikas susirinkimo. Pats atsidūrė į tremtį ten kalėjime, paskui šio grįžęs vėl kūrė naują religiją, bet pamatus tai šventoviai pradėjo Žemaitijai ten statyti, kol vykdomasis jau įsigandęs, kad čia nišiokį tokį namą stato, baltosios rožės rūmus. Norėjo naują religiją kurti žmogus. Nu, kol galva iš proto beveik įsikraustė, nu tai po to dar šiek tiek aprimo. Metė kunigystę, bandė moterystę, tai neišėjo turbūt. Bandė šį, bandė tą, galų galę savižudybę, ar kas jį nužudė, bet rado ant gelžkelio bėgių, ir pinigai nepaimti, kaip ten buvo, jis nusižudė. Bet pas jį buvo tokie priepuoliai protinio tokio aptemimo, įsiutimo, nepykantos, kad kas nors jį netai pavadino, kažkas
kažkas jam lyg užėmė jo bent jam kėdę, kaip sakant, arčiau bliūdo užėmė ne tą, kuris norėjo, tai jau siustas ima. Ir žmogus pasimetė visai. Nu, paskui atleistina, gal jau protas jau nebeveikia taip rimtai. Bet ką reiškia šitaip jaunystėje? Kukur nebandė, ir vienuolyną puolė, ir į spaudą puolė, ir visur puolė, ir visur krito. Nes argi Dievas gali žmogų palaikyti, kai jis bando eiti net į dvasinius dalykus, bet Dievo palaimos. Nu, jeigu jis savo nori lauro vainikus užsidėti, kai jie priklauso Dievui, tai vietoj magnifikat žmogus visur save pirmoj vietoj stato. Tai va, kokia nelaimė, jeigu žmogus tik vieno dalyko neturi, tai supratimo, už kurį terekėlė dėkoju, kad be Dievo niekas nepavyks. Tada aš esu Dievo vaikas, nuolatos reikalingas Dievo parama. Juk tai yra, šita tiesa yra rekolekcijų pagrindas. Jeigu mes tos tiesos nesuprantame, mums neaišku tada. Nei kodėl Dievas šitaip mus veda ar kitaip, kodėl Dievas išklauso ar neišklauso tos maldos.